Nu, šitas, kaip aš sakiau, kad čia visas siužetas, netgi va čia pavasario stebuklai. Matot, čia užgavėnės prasideda, 7 gavėnios savaitės, verbų sekmadienis, nu ir Velykos jau prisikėlimas Kristaus. Tai kad ir toks, kaip pasakyti, ne daina, ne patarlė, bet vis tiek jisai, nu aš kitaip ir nekarpau. Netgi va anas obuolys nuo obels, tai va matot, atrodo tas gyvybės medis, bet į dėdukai ir seneliai sėdi ir anūkai medį. Tai tokie, visi tie mano paveikslai ir visi darbai tokie, su siužetu. Esu Klaidas Navickas, kaip teisininkas, bet jau nuo, sakysim taip, 90 metų, formaliai gal nuo 89, bet tapau tautodailininku 90-ais, nu ir prasidėjo ta mano tokia liaudės kūryba. Anksčiau ne tautodailinkai buvo, liaudės menininkai buvo. Vat, ir kažkaip aš užaugau tautodailiai. Mama mano tokia žinoma mezgėja buvo ir pirštinės mezgė. Ir kitokius ten mezginius, tetos visos praktiškai audėjos, seneliai dailidės. Tai mano mažins tautodailė tiesiog aplink buvo. Gražiai gyvenom, buitis graži buvo. Ir drožt pradėjau šio nuo vaikystės, bet paskui, kai suaugo, ta drožyba ir vietos reikalavo ir šiukšlių. Vaikai prasidėjo, tai dar baisiau, tai kažkaip prisėdau prie karpinių. Tai vat, praktiškai į tautodailę atėjau su karpiniais. Paskui Alė Pačiulpaitė pasikvietė į tokią stovyklą medžio raižinių. Ir kažkur jau apie 20 metų jau daugiau. Darau drožiu tos medžio raižinius ir atspaudus darau. Tai va, ta kūrybinė veikla mano tokia. Gal nuo tos tradicijos nenutolstu tiek, kad vis tiek viskas iš liaudės su tematika. Bet aš nedarau, pavyzdžiui, nei užuolaidėlių, nei snaigių kažkokių tai. Ir sertifikuotas esu kaip popieriaus karpinių paveikslų darytus, reiškia, meistras toks. Tai vat mano ir darbai paveikslai daugiau. Anksčiau dar atvirutės darydavau, bet dabar paštus uždarė, tai ir atviručių nebeliko. Va, o tą visą ornamentiką ir visą kitą, aš galvoju, atsinešiau tiek iš tų audėjų tėtų. Vat, o tą architektūrinį visą vaizdą ir tuos elementus tai iš senelio, nes buvo Staliumi nepavadinčiau, nors darė ir karstus ir baldus šiokius tokius, bet šiaip tiesiog namus statydavo ir apdailindavo. Liekyti visi, vėjelintis. Nu, žodžiu, gražiai gyvenom ir gražiai dirbom. Ir vat šitas su seneliu darydavom tos vadinamus lekalus, nu, kad ir liekėm. Vis tiek jis pirmą įsipjaudavo iš kartono, paskui apsibraižydavo, langinių ten papuošalus, tos visus jis turėjo tokius lekalus popierių. Tai vat, nors močiutė mano irgi karpydavo ten tas etažerkės, kaip anksčiau vadinos, bet gal daugiau šiandien nuo senelio, nes aš su močiutė tai nekarpiau tų visų. Nes ir kampas buvo šventas, reiškia, irgi ten apkarpytas, reiškia, užuolaidų mūsų krašte nekarpė, iš Birbiliškės kaimo, esam Jurbarko rajone. Taip neprastai gyvenom, tai užuolaidas jau kabojo, austinės. Baltos gražios siuvinėtos, tai, bet visur kitur irgi pakarpydavo ir močiutė, bet daugiau tai vat iš senelio šitas atėjo. Močiutė ir audėja buvo, turiu dar ir audimų ir jau nacionaliniam padovanojau ne vieną, nes tiesiog nesinori, kad nunyktų, užsimirštų ir kandės suėstų, kad nors skryniai. Tai vat taip apie save.
Į karpinius tos aš pasakau vėlgi dėl tų paprastų tokių buitinių dalykų. Bendrabutį, du vaikai, ten Rusy bandžiau, reiškia, šitas drožinė, dar čia kai kūręs nepriklausoma Lietuva į Grigišėse pakvietė mokytojaut. Į pirmą tokią jau lietuvišką mokyklą, nes šiaip buvo bendra tokia rusų lietuvių po 91 metais, reiškia, jau pirmą kartą išėjo į lietuvių atsiskyrė, tai darbų mokytojų pakvietė, tai nu ten dar drožiau. Bet vis tiek šiukšlės, triukšmas, nu ne bendrabučius, tai, kaip pasakyti, ne ta vieta, kur užsiminė tokiais dalykais. O visai netyčia, taip netgi, vos ne kaip pasakai, dirbau Vilniaus vykdomajam komitete ir tada tuometiniai Černiachovskio aikštėje radau žirklutes. Ir taip pat pietų metu parėjęs, parsinešiau, susilankščiau baltą popieriaus lapą ir kažką tai ten padariau tokį. Ir atėjo bendradarbė, o čia kitos bendradarbės gimtadienis padaryk sveikinimą, labai gražiai čia tau gavos. Nu, ir pradėjau atvirutės, su atvirutėm pirmą parodą padariau Vilniaus bendrijai. Nu, paskui daugin, paskui mokyklai, paskui jau vaikam pradėjau karpyti mokyti. Nu, ir kažkaip ir sustojau ties karpiniais, nes jau kaip įsivažiuoji, tai tą vieną tokią vagą reiškia, nu kažkaip galėčiau ir dabar drožinėju dar kartais, bet, nu šiaip, nes dabar gal ta drožyba liko medžio raižiniuose, nes vis tiek reikia lentą, kad medį padaryti atspaudą reikia išdrožti, nu tai čia irgi savotiška drožyba. Kitos drožybos liko dar, bet šiaip kažkokios tai skulptūros ir nedarau, gal ir padarysiu, bet čia jau pažiūrėsiu. Tai vat su tais raižiniais kažkaip aš galvoti net negalvojau. Ir reiškia, kokiais 98-7 metais, kadangi praktiškai raižytojų Lietuvoje nebuvo likę, tai Elė Pačiulpaitė, kultūros centro ten darbuotoja, reiškia, žinoma jau menotyrininkė, žinovė to liaudies meno, Rumšiškėse surinko tokius ne į temą visus, reiškia. Nei vieno drožėjo nebuvo. Buvom karpytojai daugiausiai 3 turbūt. Moteris dirbančios su linu, su batika, nu ta prasme, kad nebuvo nei vieno, kuris ten turėtų kaltų kažkokių, tai ar kažką tai panašau daryti. Nu ir atvažiavo iš Čiurlionio meno muziejaus, atvežė pavyzdžius, atvežė vaizdus. Ir mes visą savaitę ten sėdėjom, klausėm, gyvenom Rumšiškėse, neišvažiuodami ir turbūt nebūtų išleidę, kol nebūtumėm ką nors padarę. Nu tai va, tai kiekvienas padarėm po kažkokį darbelį ir nežinau, kitų net negirdėjau, nelabai pažįstami buvo, ten ir jaunimo buvo, aišku, bet ir dabar, va, kai susitinku su raižytojais, jų tarpe nėra, bet aš tokia Laimutė Fedosiejeva, buvom šitas, tai va, mes ir pasilikom prie tos medžio raižybos. Su linoleumu daug kas dirba. Bet medį raižom, tai turbūt, nu, dar Bražėnį irgi, gal dar vienas kitas, gal nepaminėsiu, bet linoleumą ir lengviau ir greičiau. O aš linoleumų neimu kažkaip, daugiausiai šitą medžio raižinius pasilikęs ir dirbu kaip edukacija, bet ir šiaip kūrybai, va dabar paskutinis darbas mano buvo Kristaus kelias visas. Visą 14 stočių plus 15 prisikėlimą padariau, tai ten nevaikiški darbai, ne vaikams spausdintų, už tai lentas Nacionalinio muziejų iškart padovanojo, kad nesimėdėtų, nesusidaužytų, žinau, kad jie įsaugo. Tai va, o šiaip tai liepą naudoju. Radau draugų Ukrainų, irgi ukrainiečiai šitą meną išvystė, bet jie su kietmedžiu dirba ir trupučiukai ir vaizdai pas juos kitokie. Ir specifika kitokia, čia unitus aš turiu omeny, ne pravoslavus. Nors ir tie raižiniai, medžio raižiniai ir Rusijoje buvo paplitę, ir Baltarusijoje gali rasti, bet kažkaip ten daugiau pamiršti tokie, vėlgi, kai atsirado linoleumas, troliadarukai, tai kaip Lietuvoje, taip ir visur kitur stūmė medį, bet raižom dar, ir ukrainiečiai raižo, ir pas mus dabar. Gali suskaičiuoti ant pirštų, kiek esame medžio raižytojai.
Ir aš dar, kad mano specifika, aš jokių vaizdų nedarau. Aš tik tai šventuosius. Kaip atsirado šitas meno rūšis su šventaisiais, taip aš niekur kitur ir nenueinu. Nes šiaip ir karpinimas, mano siužetiniai taip yra žiniai. Man įdomu paskaityti ikonografiją, susipažinti su šventuoju. Tai tiek su tai šventaisiais dirbau, kad knygai visą išleido mūsų šventieji. Ten ir karpytų šventųjų, ir raižytų. Tai man šiaip įdomiau negu kokie vaizdeliai iš drožų. Bet kokie atveju pats nusipiešiu. Bet šitie raižiniai tokia jų specifika buvo, kadangi piešė neprofesionalus, kaip pasakyti, dailininkai. Tai jie ką pamato, tą ir piešia. Nueina į bažnyčią, pamato Šventą Jurgį ir maždaug kaip įsivaizduoja, taip ir nupiešia. Jeigu panagrinėt tokius vaizdus, seniausius pačius, tai gana tokių kurioziškų vaizdų yra, bet žmonės, neilgai šitas menas Lietuvoje buvo, čia kokie 150 gal metų, 100, kol neįstūmė tie visi jau techniniai dalykai, bet taip ir matosi iš tų pirmųjų raižinių tokie gana primityvūs ir be didelio supratimo. Ir paskutiniai darbai, kur jau suvokė ir patį vaizdą, ir šiek tiek kompozicijos jau ir tos šventuosius dėlioja visai kitaip. Bet čia Žemaitijos, šiaip tai netgi iki Lietuvos aš nežinau, netyrinėtojas, bet vargu ar čia, sakysim, kokius Kauną buvo praėję tie raižiniai, ten ties Kėdainiais, Raseiniais ir pasibaigė visi Žemaitijai. Ir kaip tik Valančius atskaitė tuos visus šventuosius, ne šiaip savo, nes sėdėdavo meistrai jomarkose ir droždavo tos šventuosius, pardavinėdavo atspaudą. Tai jau tie atspaudai net mūsų laiką pasikeitė seniai, jau amžinatilsį Kelmickaitė pasakoja, kai nuėjo dainų rinkti, reiškia, ir studentus paguldė močiutę ant kaimo skrynios, lovose, o jinai gula ant skrynios, sako, močiutė, tai jau čia kieta. Ne kieta, sakė, mano durnių čia drožė tokias nesąmonės visokias, aš turiu čia. Ir išsitraukė iš palovos baisinį pundą šitų raižinių. Matyt, staliaus buvęs, o jo markam tos prisispaudęs tų spaudinių, tai tų spaudinių visą pundą tokį, sakė. Ir kandžių paės įsitraukė ant tos skrynios, susidėjo, tai sakom, negulk, mes čia viską imam. Tai tie raižiniai pasiekė ir mūsų dar laikus. Bet šiaip tai jie baigės kažkur, tai jau 19 amžiaus pradžioje, ten paskutiniai blaivybės sąjūdžio, tokie darbai likę ir viskas. Tai Pačilpaitė atgaivino tą tokį meną, būtent medžio raižinio, nes yra tų meistrų žinomų ir aukso vainikais apdovanotų, kurie šitas su linoleumu dirba, bet būkim biedini, bet teisingi. Linoleumo tais laikais nebuvo. Tai aišku, čia nieko blogo. Kaip ir aš dabar, sakysim, tokių karpinių irgi paveikslų gal ir nebuvo. Jeigu buvo, tai jie nunyko. Aš kiek prisimenu, tai mano močiutė dar puošdavo karstą, nes senelis kaip padarydavo karstą medinį, tai su karpiniais papuošdavo. Tai kažkodėl tai aprašytos užuolaidėlės visur yra. O karsto papuošalų nėra dėl to, kad juos palaidodavo, tikrai nieks jų nelaikė pasidėjęs kokiuose aplankaluose. Tai čia toks tas menas trumpas. Natūraliai gavos man šitas ir kokios tas vertybės, ką žinau, dabar taip gudriai pasakyti. Sakau, kad ta tautodailė tiesiog aplinkui buvo ir seneliai meistraudavo, ir močiutės ten ausdavo, tetos ausdavo, mama megzdavo. Kažkas kažko visi užsimdavo. Aš net norėjau stoti šitas telšių technikumą, taikomosios dailės, tai tėvas neišleido, aš tokia per gerai mokinaus. Sakė, ten važiuosi prapulsi, sėdėk į mokykis. Tai kokios ten vertybės tos mane šaukė, aš nežinau, bet dabar tik tai galėčiau pasakyti, kad man tos vertybės, aš, pavyzdžiui, ir žydiškus darbus darau, karpinius karpau ir knygą išleidė žydiškus savo, reiškia, karpinių tiek tradicinių, tiek tokių per lietuvių prizmę perlaužtų. Ir buvau Japonijai, su japono tokiu mokytojai susipažinau, reiškia, ir japoniškų pridaręs esu darbų. Šiaip kaip meistras aš galiu bet ką daryti. Reiškia, bet vis tiek aš nuo to savo kelmo, nuo tų šaknų nenueinu. Tai mano, jeigu pažiūrėt karpinius, tai dainos,
visokios priežodžiai, patarlės, aš tokius siužetinius karpau, tokiu vien tik tai, kad vaizdinio, gal gyvybės medis, sakysim, taip toks jau be teksto, bet tai prasmė šitą medį vis tiek, tai senelius įsodinu, tai vaikus įsodinu, tai lizdai įsodinu, tai saulį įsodinu, vis tiek kažkas tai, tokia, kad vien tik medis reiškia lapotas, man neįdomu, neišeina, nežinau, gal kažkaip man savaime taip viskas gaunas. Tai va, tiek šitų šventųjų prasme, tiek karpinių prasme, aš vis tiek pasilieku tam lietuviškam kelmėj, toj tradicijoj. Ir jeigu ten kokius intarpus arba ką darau, tai aš jau darau iš juostų, iš audinių, vis tiek, ten ne kažkokius kubistinius elementus taikau vis tiek, nes tikrai daug tų juostų prisižiūrėsi, tų audimų, rėtimų visokių turiu. Tai kažkaip va, tas, nežinau, genas, ne genas, tas tiesyvai liaudiški ten iš tų mūsų kaimų pareina. Tai yra tas pagrindas, tos tautodailis, kur ir jeigu pakritikuoja, kad čia per daug modernus, vėlgi aš visą laiką, ne tai kad kariauju, bet noriu ginčytis, nes pavyzdžiui, irgi jau tiek patyręs ir tų mūgių ir visokių konferencijų ir visą kitą, aš manau, kad pavyzdžiui, Lenkija užsiciklinė ties ta senąją tradicija, taip karpė prieš 100 metų, tai jeigu tu karpytojas turi karpyti taip, kaip tada karpė. Tai aš net su tokiu Kavalčiuku profesoriu ginčiuos. Sakau, aš tikrai nesuvokiu jūsų tokios logikos, nes tai įsivaizduokite, atkasė ekskavatorius klodą, sakysim, 1000 metų. Apačioj tas pats, į viršuj tas pats. Kokį jūs kaip profesorius išvadą padarytumėt, per 1000 metų tradicija nepakito. Tai gerai? Kitas pavyzdys Estijoje, pavyzdžiui, kai jie irgi po nepriklausomybės iš vis pradėjo gaivinti savo tą identitetą. Ten jau nelabai kas buvo likę, nebent kaimuose kažkur tai. Tai tiesiog metus paskelbė kažkokio tai, reiškia, estiško simbolio metais. Pavyzdžiui, ten krepšelis buvo, kai buvo Taline, tada lėlytės metai buvo, tokius irgi iš filmos ten, vienu žodžiu darydavo. Ir prasideda nuo pirmo rasto, reiškia, modelio, kur meistrai vienas prie vieno padaro tiek tą krepšelį, tiek tą lėlytę, audinius, ten visus siūlus, tuos viską. Ir paskui, reiškia, daro jau ir tautodailininkai, nors ir tada jų tokių nebuvo, bet va tokie, kaip pasakyti, kaimo meistrai, profesionalai ir vos nes ta lėlytė baigęs, reiškia, tas kaip buvom Taline modelių namuose, bet tokie modelių namai buvo. Pagal tos lėlytės ten visą tą, reiškia, išvaizdą ir aprangą ir visą kitą manekenės ant podiumo pateikė, reiškia. Tai va čia tai yra gyva tradicija, kur nuo supuvusios lėlytės iki pat podiumo ta tradicija atnešta ir, aišku, ten nei neklausiau, nei netyrinėjau, kiek ta tradicija įsigaliojo, bet vėlgi per dainų šventes Latvijoje, reiškia, teko būti su meistro audėju. Tai sako, audžiu estam dainų šventėj audimus ir žiūriu, pasistovi ta lėlytė tokia estiška, lentynui padėta. Tai kažkaip tas ir sakau, Janis toks buvo Rygojis, visą krūvą cechų ten turėjo, mokino irgi moteris austai. Tai vos nei tą lėlytę žiūrėdamas tos audimus daro, aišku, ten nes rimčiau dirba, bet tą lėlytę įsiminiau pasilentynui stovinčią. Tai ta tradicija ir aš nenueinu tiek, kad jau kardinaliai, bet jeigu karpau žydišką darbą, tai sakau, kad čia žydiškas ir aš su juo žydam rodau arba į specifinės mugės einu, nes tie žydų karpytojai, beje, patys žydai mažai karpo. Jeigu paimt mūsų istoriją, tai pavyzdžiui, Kelmėje rasti karpiniai, tai ne žydų karpyti, o lietuvių meistrų daryti ir bažnyčias. Puošiam žydai, kai skaičiuot mogą, tai jie nesivežė iš Paryžiaus meistrų. Mūsų drožiai drožė viską. Tai galim sakyti, kad čia ir mūsų tradicija yra kažkiek. Bet aš jau kai šitą darau, tai vėlgi neinu į tokius tautinius renginius ir tų žydiškų nerodau. Bet, pavyzdžiui, kai nuvažiuoju į Liubliną, anksčiau būdavo ten į tą Jogailos mugę kviesdavo. Tai ten susirinkdavo ir iš Ukrainos, ir iš Baltarusijos, ir iš Lenkijos, būtent tų mizrachų meistrai. Ir mes tokią bendruomenę neturime dabar, aš su jais bendrauju. Tai grinai tas mizrachas buvo kaip vizitinė kortelė žydų diasporo. Bet vėlgi, jie ne patys karpė. Karpė ukrainiečiai, baltarusiai,
Tai aš iš Lietuvos gal vienintelis, tai į tą žydišką terpę tokį važiavau. Nežinau, kad kas žydiškus karpinius karpytų, bet tai čia, sakysim, galiu dirbti kaip samdomas meistras. Va, bet tai nėra pagrindinis mano užsiėmimas ir aš jau tą etapą praėjau, kaip ir Japoniją praėjau, taip ir žydus praėjau. Tai va, tai vėlgi su Beresnevičiu teko pabendrauti gyvenime. Buvau smarkiai įsivažiavęs į pagoniškus reikalus, irgi knygutį išleidau pagoniškų dievų. Tai vėlgi ten tekstas apie šventąjį, koks jis bebūtų, jų keletas pradėti ten nuo Lesickio baigiant Narbutu, ten visokių reikalų buvo. Taip į protą atvesdavo Beresnevičius, vidurį surasdavo, apdėdavo ornamentais ir iš jo toks, vat, vėlgi gali sakyti, netradicija, bet ką žinau, ne kokie ten amerikietiški indėnų dievai, bet lietuviški. Dabar va, pagal tas mano knygutes čia vat, ir prie Kernavio, prie Maišiogalos irgi parkas, dar kokie 3-4 parkai, vien tik iš to vaizdinio, kad aš iš to dievo kažkokį balvoniuką padariau, tai dabar jau tie parkai pasiėmė knygutes aprašymus, skulptūrom pasipuošė. Nu, tai čia va, taip tradicija ir kinta iš vieno į kitą. Tai va, tos mano šaknis tokios, tai tas mano, kaip pasakyti, toks principas, aš nuo jo, ne tai, kad stengiuosi, man nereikia net stengtis, aš tiesiog jame esu ir tiek. Tai, pavyzdžiui, raižiniam, tai tik tai vietinė žaliava, medis, aišku, o dažai, tai Lietuva negamina dažų. Tai čia anksčiau žmonės naudoja taukus, suodžius, gal čia labai tvaru, bet dabar terliuotis nei iš tų suodžių prisikrandysiu, nei tų taukų, normalių, nežinau iš kur gauti. Nevalgomas, reiškia, namuose, tai reikėtų pas kaimynus gal eiti. Tai va, o šiaip popierius, vėlgi, Lietuvoje buvo tų popieriaus fabrikų, dabar tualetinį gamina, tai vėlgi reikalingas jisai kitoks. Teko pavažinėti, sakau, Japonijoje, Kinijoje, dabar va, Tailande tą popierių gamina, ten jie žaidžia ir tą principą galėčiau čia pats gaminti. Aš, pavyzdžiui, iš kanapių kokį nors, čia pusiauginu kanapių, bet vėlgi tokio gero nepasidarysiu, o dabar tikrai yra to gero popieriaus. Tai tą popierių perku. Nežinau, iš medienos padarytas ar iš atliekų, bet jis toks jau dabar pusiau sintetinis, tai gal kažkokiu ten ir antrinio naudojimo yra. Tai čia tas tvarumas karpytojui, aš apie jį net negalvoju, bet bent jau tiek, kad nešiukšlinu, nemėtau ir visas drožlės sudeginu. Po dainų šventės labai gera konferencija buvo. Parodos rengėjai, ne vienas menotyrininkas progresyvus parodė pasaulio pavyzdžiais, kaip ta senoji tradicija įvažiuoja į naująjį gyvenimą. Susirinko senieji apologetai, jie pasakė, kad jūs čia iškreipia tradiciją. Tai man iš tos konferencijos kilo vienas klausimas, gerbėmieji. Tradicija būsimom Lietuvos kartom, ar tradicija jūsų profesorių darbam? Nes, pavyzdžiui, viena reiškia, labai geras pavyzdys buvo, reiškia, paklaus šiuolaikinio australo apie aborigenų kultūrą. Jiem kaip liaudiškas posakis, kaip kiaulė apie debesį. Tai va, jinai sugalvojo įnešti tą visą kultūrą, tų ten, dabar aborigenų pavadinsi, bet majorų, nemajorų, aš nelabai kaip žinovas, tai. Bet jinai pasiėmė kelis tos vietinius meistrus, pervežė per tiesiog šiuolaikinius, bienalę, sakysim, su jų darbais. Ir ką jūs galvojat, trikotažas, ten visokie rūbai, visokie ornamentika, visur tapo šiuolaikinio jauno žmogaus, kaip pasakyti, buities, aplinkos elementų. Iki to jie net žalio supratimo apie tai neturėjo. Dabar mes pasilikim su tom ferankom per amžius amžinuosius, tai jūs turėsit 3 moterėlės, kurias priversi dirbti, ir 2 akademikus, kurie rašys, supranti, apie tradiciją, apie ornamentiką, darbus ir viskas.
O nueisit su tais darbais į kokią diskoteką, arba į kokį, tuos dabar festivalius. Jūs šito ten nerasit. Va ten jau bus pasibaigus jūsų tradicija. Už tai tiek mano, tiek visų, manau, tautodailininkų, reiškia, pagrindinis uždavinys. Ne tik čia, ne tik savam rate virt su ta tradicija, bet jie kažkokiu būdu išnešti reiškia, į išorę. Ne tik, pavyzdžiui, aš per edukacijas su tuos šventuosius spausdina, bet aš jau pabandau duoti vaikams paraižinėti. Tai kažką tai kareivėlį, namą stato, bažnyčią paišo, jisai vis tiek žino, nuo ko tai prasideda, jis gal negrįž. Bet jau, pavyzdžiui, man džiugu, kad ateina jaunų karpytojų su gerom mintim, gerom idėjom ir tikrai jau su ta nedidelė dalelė tos senosios tradicijos. Tai irgi reikia stengtis, kad jie ją daugiau išvystytų. Toksai vyrukas net parodą surengė. Labai įdomu, jeigu taip paimt tiesmukiškai, tai sakytų, čia netradiciniai dalykai. Arba labai nedaug tos tradicijos. Bet jisai jaunas žmogus atėjo. Tai džiaukime, supranti. Tai va čia jau yra nuopelnas. Sakysim, kalviam tokiem, sakysim, kad ir tiem keramikam, nėra problemos, tai yra komercinis amatas, kur visą laiką gali rasti meistrą ir ten dirbs, reiškia, ir visą kitą. Visom kitom sritim kur kas sunkiau, netgi tom pačiom audėjom. Kad palikti kažką jauną, įjungti tą naują suvokimą, naują buitį, tą naują klausą, naują muziką, naują, kaip sakyti, naujas apeigas galbūt. Neišgelbės net tos tradicijos, net baltai dabar būtų tas baltų tikėjimas vis tiek. Ir dabar turbūt vėlgi muzika domiuos tuo sunkiuoju roku, tai gal tie sunkiojo roko festivaliai neša daugiausiai simbolių į šiuolaikinį jaunimą. Iš dainų šventės, mokinukai įsivažinėjo, tai liko kepuraitės gal, ženkliukas, ir tai dar nelabai ten dėmesio skiria, kas ten per ratas, kas ten per paukščiukai, į visą šitą suvokimą. O sakysim, kilkim žaibų, pažiūrėkit, kiek ženklų. Tai čia ir yra tos tautodailis pagrindinis dalykas, kad sakau, jeigu reikia, gerbiami profesoriai, mes jums originalą duokit, padarysim viens prie vieno. Turim rankas, turim galvą, bet kūrybos požiūrį, tai neverskit mūsų gyventų, kaip aš visą laiką sakau, su tom ferankom. Mes jau iš ferankų amžiaus išaugom ir tradicija toliau nuėjo, negu tuos ferankus. Tai pavyzdžiui, tokia Aliskina yra, reiškia, meistrė Ukrainai. Tai jinai visą šitą ferankų, reiškia, meną, nors ukrainiečiai turi labai gilias tradicijas karpimų ir daug platesnės. Bet jinai iš tų ferankų dabar daro maždaug didžiausias jos darbas turbūt 5x15. Va tokius darbus daro. Tai va čia vėlgi naujas būdas pateikti tą tradiciją. Tai jinai po Briuselius įsivažinėjo ir po Amerikas visur su tom savo tokiam jau tikrai ne ferankom, ohoho užuolaidom, kur reikia net patalpos išeksponuoti. Tai va čia toks požiūris vėlgi. O ne ten arba į rėmelius juos sukabint. Tai galima ir tai daryti, aišku, aš nesakau, kad būtinai dabar visi turi paveikslus karpyti. Gali ir tai daryti, bet tikrai ne visi. Jau kas nori, tai netimkit tom gebėjimų kurti, kaip sakė. Pasinė gamyba gal pjauna, vėlgi per tas muges pastebiu. Kalvystį. Mūsų kala, rožė, ten kiekvieną lapelį. Už tai, kai pakabina kainą, tai tokie lenkai net atšoka. Ten jau senai perėjo į kažkokius liejinius, į kažkokias tokias ruošinius. Mūsiškis kals 2 paras tą rožę, o lenkas per valandą. Tai va čia irgi masinė gamyba. Gerai, blogai, nenoriu sampratų. Mūsų karpytojus, sakysim, imant, tai jau ne vieną kartą pasiūlymą gavau iš tų vadinamų lazeristų. Ką tu čia vargsti, sakė, duok, mes jums čia tau prištampuosim šitų, reiškia. Kas, kad tu sakau, ką prištampuosi? Nieks nepirks. Dabar karpinį, tai dūsauja, reiškia, nusipirkti, tik tai žinovai.
karpinį perka dėl to, kad rankom daryta, iš popieriaus ir visą kitą, o jeigu tu lazeriu padarysi, tai ką tu ten po 3 kapeikas pardavinėsi. Niekas nepirks dėl to, kad vertės, moralinės vertės nebeturės tas daiktas. Sakau, tu savo fanierą droži ir drož. Ne vienas bendradarbiauju ir su baldininkais, ir su tais lazerininkais. Ne vienam esu atidavęs, netgi yra reiškia, pledai išaukšti, reiškia, pagal mano piešinį. Bet tai vėlgi ten atskiri dalykai, o jau vis tiek karpiniai arba tie patys raižiniai, gali linoleumą padaryti, pakišti po presų, greičiau gaunas, nes šitam raižiniui pagrindinis įrankis po šiai dienai lieka šaukštas. Tai laiko užima, aišku, bet vėlgi, nenoriu aš to linoleumą, jis man šaltas, negyvas, o šventieji turi būti gyvi ir bent jau atsėdėti su tuo šventuoju, kol išdrožė, atspausinė, aišku, greičiau, bet kažkaip. Tai vėlgi, tos masinės gamybos tokios, jinai galima, bet aš jos nelabai toleruoju ir nelabai noriu, kad į tą masinę gamybą nuėtų. Bet vėlgi, pavyzdžiui, ta mūsų tradicija, ne tiek reiškia, jinai patį karpinį vertina kaip po tokį, kaip kasdienį dalyką. Paimti Kiniją, Japoniją, tai jie po vieną nekarpo. Jie karpo, kadangi popierius plonas, tas vadinamas ryžių, tai jie karpydami padaro kokius 6-8 darbus. Ir net žirklutės, sakysim, jie turi, jau mes nedirbam senai su žirklutės padėm, gal tik edukacijom, kad vaikai pirštų nenusipjaustytų. Šiaip visi dirbam su tokiais peiliukais, kliuperiukais, pilnas dailės parduotuvė dabar. Pagrindai tokie padai, reiškia, yra pjaustymo. Ne ant stiklo, kaip anksčiau ten nesąmonės visokias darydom, ranką susigadinom, visi pirštus susigadinom, sąnariai skauda. Tai ta technika, kaip pasakyti, jau priemonės pajudėjo į priekį ir tikrai mes ne su avių žirklėm kerpam, bet kiniečiai, pavyzdžiui, susigalvoja tokias žirklutes, mums kokios jos bebūtų geros, jas vis tiek reikia įskiesti ir suspausti ir įskiesti. Kiniečiai tokie žirklutės turi, kur jie suspaudžia ir žirklutės patys atšoks. Atrodo toks nedidelis judesys, atrodo bereikšmis. Bet kai tu daug dirbi, tai tikrai turi didelę reikšmę ir vis tiek tie patys kiniečiai tų mažų tokių detalėlių, reiškia, neiškerpa, vis tiek iškala. Iškala, nes tas meistras mano japonas turėjo kažkur tai ten pušimti visokių kaltukų, visokiem tarpiukam. Aš irgi nelabai supratau, kodėl, nes aš, kadangi, aišku, vieną egzempliorių darau iš 5, man labai greitai įsipjauna greičiau su peiliuku, išpjauna, negu ten pasimti kaltuką, paukštį ten dar ką nors, jis kai daro 5, reiškia, tai jam, aišku, tie kaltukai geresni, man bandė kalviai tos padaryti, tokius kaltukus forminius, bet vis tik jie tokie bukinė pramuždavo, jie ten, matyti, tie kaltukai kaip katana, tai irgi tokie labai aštrūs ir labai ten jie naudoja tos visus. Tai vėlgi, paimti tokias priemonės, paimti, kad 5 egzemplioriai, tai aš jeigu per dieną kokį 2 karpinius padarysiu, tai jis padarys 15. Tai vėlgi tas masiškumas, bet jokių būdų ne su lazeriu, tai vis tiek su rankom daryti. Tai priemonės galbūt padeda tą tokį rankų darbo masiškumą pagreitinti, bet iš esmės vis tiek rankų darbas su masinė gamyba, tai spaustuvė ir lazeris. Tai šitas tikrai, kol gyvas būsiu, tai mano darbus lazeriu nepjausiu.